Per masinę Rusijos ataką Liepos 31 naktį Rusija paleido 35 raketas, įskaitant 27 balistinės raketas ir 185 smogiamuosius dronus. Tačiau Ukraina perėmė tik vieną balistinę raketą, o Zelenskis patvirtino, kad Patriot perėmimo raketos baigėsi, Ukrainai susidūrus su trūkumu, apie kurį Zelenskis įspėjo jau kelis mėnesius. Per ataką Kyjive žuvo 9 žmonės, o netoliese esančiuose Brovaruose dar 10 kitų buvo sužeisti. Balistinės raketos pataikė į daugiabučių kompleksus, parkus ir turgavietę, o ukrainiečiai vėl priversti gedėti dėl Rusijos atakų žuvusių civilių. Jungtinėms valstijoms įsitraukus į karą su Iranu, artimuosiuose rytuose prireikė daugiau Patriot raketų, todėl Ukrainai jų liko mažiau. Zelenskis pavadino Patriot amuniciją didžiausia Ukrainos oro gynybos problema, o Ukrainos oro pajėgos nekartą įspėjo, kad atsargos negali atlaikyti nuolatinių atakų. Šie įspėjimai dabar tapo realybė Kyjive, kur Ukrainai trūksta raketų, reikalingų kovai su Rusijos balistinė grėsme. Vasario mėnesį netrukus po Irano karo pradžios, Kyjivas pasiūlė bendrą priešbalistinių raketų kūrimą su Europos šalimis ir daugelis sutiko dalyvauti šiame projekte. Bendros gamybos planas įpareigojo Ukrainos įmonės pačioms gaminti perėmimo raketas, išnaudojant Ukrainos karo meto gamybos pajėgumus. Europos partneriai turėjo suteikti technologijas, infraraudonųjų spindulių ieškiklius, taikinių aptikimo ir sekimo radarus, duomenų perdavimo kanalus bei pažangės valdymo sistemas, pasinaudojant Europos technologinę patirtimi. Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė sutiko paremti šias pastangas, o pati NATO pradėjo koordinuoti veiksmus su vyriausybėmis ir įvairiomis gynybos įmonėmis. Pažymėtina, kad Ukrainos gynybos įmonė Fire Point, žinoma dėl FPI-1 ir FPI-2 smogiamųjų dronų, kurie liepsnomis apipila Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, bei FPI-5 Flamingo sparnuotosios raketos, darančios niokojančią žalą Rusijos karinės pramonės gamykloms, gamybos jau kūrė naują ginklą. FPI-7 pradėta kurti kaip balistinė smogiamoji raketa, kurios nuotolis siekia maždaug 300 km, skirta kaip pigesnė alternatyva atacams, turinti dar didesnę kovinę galvutę. Kadangi balistinių raketų perėmėjo kūrimas tapo prioritetu, greitai paaiškėjo, kad FPI-7 gali būti perdaryta šiam vaidmeniui atlikti su minimaliais pakeitimais. Dėl to Fire Point tęsė originalios FPI-7 raketos kūrimą antžeminiams smūgiams, kartu pradėdama lygiagrečią FPI-7X kūrimo kryptį naujų pavadinimų Freya. Tai leido pasinaudoti tą pačią pramoninę bazę, suteikiant Ukrainai pranašumą gamybos pradžioje, tačiau prireikė kitokios valdymo ir sekimo technologijos, kad būtų galima perimti balistinės raketas skrydžio metu. Užuot laukusi kelerius metus, kol bus sukurta visiškai atskira perėmimo raketa, Ukraina galėjo sujungti europietišką elektroniką su ukrainietiška raketa, kuri jau buvo kuriama. Naujasis FPI-7X sukurtas taip, kad balistinė gynyba taptų pakankamai įperkama naudoti dideliu mastu. Fire Point teigia, kad vienos perėmimo raketos kaina siekia apie $700 000, palyginti su maždaug $3,8 milijonus už Patriot PAC-3, o tai reiškia tik 1/5 kainos. Bendrovė taip pat teigia, kad kovinis aukštis siekia iki 25 km, o greitis nuo 1500 iki 2000 metrų per sekundę, o tai pakankamai greita, kad būtų galima numušti balistinės raketas. Radaras nukreipia perėmimo raketą į taikinį, o paskutinėme etape valdymą perima infraraudonųjų spindulių vaizdo ieškiklis, taip sujungiant ukrainietišką raketos korpusą su europietiška technologija reikalinga perėmimui užbaigti. Tačiau svarbu pažymėti, kad infraraudonųjų spindulių terminalinio valdymo sistemą gali būti lengviau apgauti nei Patriot sistemą, todėl FPI-7X yra skirta papildyti Patriot, pirmiausia neutralizuojant didžiąją dalį grėsmių, kartu išsaugant PAC-3 raketas kaip brangesnę paskutinės gynybos liniją. Kitas iššūkis – paversti šiuos deklaruojamus pranašumus veikiančią oro gynybos sistemą ir Fire Point šį procesą pradėjo pirmaisiais bandomaisiais skrydžiais birželio pradžioje. Ši pažanga leido Fire Point paskelbti, kad masinė gamyba prasidės rugpjūtį, o planuojamas gamybos tempas sieks iki 3 raketų per dieną. Pažymėtina, kad kai kurios jų iš pradžių gali būti gaminamos ir sandėliuojamos be ieškiklių, kol Europos partneriai pristatys likusius komponentus. FP7 buvo oficialiai pristatyta Liepos mėnesį, o vėliau pasirodė paleidimo vaizdai, kuriuose matyti net pažinta raketa, panaši į ilgai lauktą perėmimo raketą.
Todėl dėmesys nukrypo nuo klausimo, ar raketa gali skristi, prie to, ar prasidėjo gamyba, kada bus integruotos europietiškos sistemos ir kada visa perėmimo sistema atliks savo pirmąjį tikrą balistinį perėmimą. Fire Point tikisi visiškai užbaigtų raketų 2027 metais, todėl sėkminga integracija ir perėmimo bandymai yra paskutiniai žingsniai tarp daug žadančio projekto ir sistemos, pajėgios ginti Ukrainos miestus. Apskritai, Freja galėtų leisti Europai pasirengti priešraketiniai gynybai ilgam karui, užuot kiekvieną perėmimo raketų trūkumą traktavus kaip laikiną ekstremalią situaciją. Paskirstyta gamybos grandinė leistų nuolat keisti raketas net ir tuo atveju, jei vienas tiekėjas atsiliktų arba viena gamykla būtų užpulta. Ukrainos koviniai duomenys galėtų būti tiesiogiai naudojami sistemos tobulinimui, suteikiant Europos inžinieriams nuolatinį grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip elgiasi rusiškos raketos ir kur gynyba nesuveikia. Jei šis modelis pasiteisins, Europa įgis pramonę, kuri tobulėja konflikto metu, užuot po kiekvienos atakos sužinojusi, kad turimos perėmimo raketos nespėja paskui įvykius. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2-ąją mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4.99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungia prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.